Sport in. Tai, Andriau, papasakok, kokia tau šitą diena buvo nuo pat pradžių? Ką jautėjai atsikėlęs ryte, kokia diena turėjo būti ir žinai tokia buvo? Atsakysiu klausimą į klausimą. Diena buvo tokia, kokia turėjo būti. Turėjo būti varžybos, buvo varžybos. Viskas puikiai. Aišku, tikslas buvo aukščiau, bet bent jau medalis. Aukščiau tai finalas ar pergalė finale? Pergalė finale čia, sakau, nėra apie ką kalbėti, tiesiog kiekvienas iš mūsų bet kokias varžybas, bet važiuosi, visi tikisi laimėti, nei vienas nenori pralaimėti. Čia sportuojam ne tam, kad antri būtume, treti ar dar kažko, tiesiog reikia laimėti. Viskas. Kas nepavyko? Kodėl nepavyko pusfinalį peržengti? Aš jau sakiau iš tikrųjų taktiškai nesudirbau. Neužteko galvos tiek, kad pilnai gerai viską įvykdyčiau taktiškai. Pradžia, sakykime, susidorojau su užduotėm viską, paskui kažkur klaidą padariau, pajuto varžovas. Tiesiog čia labai greitai viskas vyksta. Gal ir viską gerai padariau, kiek žinojau, bet gal kažko nedažinojau. Tiesiog taip gaunasi. Rusas tokių kitokių fizinių duomenų, žemesnis, bet stambesnis. Žemesnis, stambesnis, labai šiaip gan greitas. Smūgiai normalų, sakykime, tikrai esu gavęs stipresnių, nei jisai duoda, bet jis labai kūną išnaudot moka. Tai tiesiog nesusitvarkiau su ta užduotim, kad jis visų kūnų dirba. Tiek galiu pasakyti. Ketvirtfinalio kova, kol kas turbūt čia efektingiausia buvo. Tikrai nežinau, kad aš nemačiau varžybas tikiuosi pamatyti kur nors nufilmuotas, nes, kaip žinot, mes dirbam. Negalim matyti, mums reikia pasiruošti kovom, kad būtų, kaip sakant, jums gražių epizodų. Bet tai buvo suplanuotas veiksmas ar toks impulsyvus? Taip, jis kažkiek buvo planuojamas, nes galvojau daugiau jam reikės per kojas dirbti, nes jisai jau buvo pamušta visą kitą, bet buvo numatyta ir aukštas smūgis tikrai. Kai sėdėjai, kai varžovui buvo steikiama pagalba, publika ten, nežinau, kiek kartų, 5-6 kartus kubė žiūrėjo pakartojimą tą smūgį. Ką tu tuo metu galvojai, nes atrodė visiškai ramus? Aš tiesiog net nežinau, ką aš galvoju. Aš klausiau, ką treneriai man sako. Ir viskas, tiesiog sakau, tu nesureikšmini tokių dalykų, nes, kaip sakant, vienas gražus labai nokautas, paskui išeini pralaimi. Tai kad tu tiesiog, jei tu jau nugalėjai, išklausai trenerio, koks tavo darbas ir bandai dėliotis iškart kitą kovą. Tu negali atsipalaiduoti. Tiesiog dabar galiu atsipalaiduoti, viskas, aš pralaimėjau, galiu su jumis bendrauti ir visa kita. Tiek. O su treneriu aptarinėjot čempionatą, ar daugiau priekaištų, ar daugiau padėjimų? Neaptarinėjom, nes, kaip sakant, aišku, džiaugiuosi tikrai savo pasiekimų, bet su treneriu aptarsim tik po savaitės. Ar yra tekę kovoti tokioje triukšmingoje aplinkoje? Taip, yra tekę, žinoma, Europos čempionatai buvo Vilniuje ir visa kita, sakykime, čia aišku palaikymas mano pusėje buvo ir visa kita, bet triukšminga aplinka, tai kitą kartą nuvažiuoju į mažesnės varžybas, kur nors daugiau į pietus, kaip žinom, pietiečiai karštesni, pakelia triukšmą tokį, kad tikrai jau smagu darosi, aišku, jie palaiko varžovus, bet tiesiog atidirbęs taip, kad sugebi išgirsti trenerio balsą, atsiriboji nuo visų pašalinių garsų. Aišku, jei tiksliai viską padarai, nes būna kartais, kad neišgirsti viso šito. Bronzos medalį švęsi, ar ne? Aš švęs nemoku iš tikrųjų, aš švęsiu tik tai tikiuosi vasarą, nes, kaip sakant, bus gimtadienis, tai tik vasarą švęsiu. Ačiū tau. Ačiū.